Nes kontaktas ir prasideda dar ir plus nuo kontakto su savimi. Įsivardymo, kaip mes esam, kokie mes esam. Kokia aš esu, kaip aš jaučiuosi. Nes jeigu aš nejaučiu savęs, nesu su savim kontakte, tai aš negaliu būti su kitu kontakte. Jo, aš taip suprantu, kad tada yra sunkiau save ištransliuoti kitam. Ir tada, kai sunkiau save ištransliuoti kitam yra galbūt sunkiau supras, ką mes norim iš tikrųjų pasakyti. Ir kai kitam sunkiau yra supras, ką mes norim pasakyti, tada mums yra dviese sunkiau susitikti. O kontaktas yra apie susitikimą. Aš gal taip sakyčiau. Jo, apie tokį gyvą... Manau, žodis gyvas labai tinka. Tinka, bet gyvas, ne tiesiog pokalbis. Čia ne tiesiog pokalbis, o čia vat, kai aš būnu aš esu, jaučiu save, bet ir matau kitą. Ir ką tada? Ir kažkas tarp mūsų vyksta. Jo, tas kažkas labai įdomi. Labai įdomu, nes vykti gali daug. Jo. Nes kontaktas ne visada būna malonus.